Gerbiamieji, labai maloniai nuteikė ir sujaudino žinia, kad Tauragė dar nepamiršo Tado Jokūbo Meiželio, nors jau praėjo 2,5 metų nuo jo mirties. Ačiū Jums. Ilgamečio Tauragiškių balso redaktoriaus Tado Jokūbo Meiželio 70-mečio skirtą atminimo popietę. Daugelis apie jį, jo biografiją ir kūrybos kelią žinote tikrai turbūt daugiau negu aš. Tai yra sausio 1982 metų, sausio 19 dienos. Tiesiog sekiau tais metais, anksčiau buvo užrašas, kad pavaduotojas redaktoriaus Bronislavas Jagminas, o jau nuo šito laikraščio numerio yra jau Tado Meiželio kaip redaktoriaus pavardė. Ir labai stiprų turėjo gyvybingą tokį stilių, paprastą, pažinojo žmonės gerai. Ir visada toks, kartais tas humoras ir į pavojingas ribas išeidavo. Esam išėję su laikraščiu, brolis nepasakė, į tokias lankas, kad mes nebežinojom, kaip iš tų lankų pareiti. Buvom tiek suglumę, galvojom, kad ten mus visus kur nors uždarys ar laikraštį uždarys. Jis nesuprasdavo to, kad negalima žmogui padėti, kad būt gal pasvarstyti, ar reikia padėti, ar nereikia. Jis iš karto puldavo ir padėdavo. Ir daugam turbūt yra taip, ne tik man vienam padėjęs. Su Meiželiu dirbau nemažai laiko. Pragyvenau aš praktiškai 5 redaktorius. Meiželis buvo labai talentingas žmogus, rašė gerai, fotografavo ir piešė jis labai gražiai. Ir aš įsivaizdavau, kaip čia dabar paveikslai kabo ant sienų visur. Ir įsivaizdavau, kaip jisai buvo be galo likimo ir gamtos apdovanotas žmogus, be galo geras žmogus, be galo spalvingas žmogus. Aišku, turėjo ir visokių ir nukrypimų, kaip žmogui labai daug duota, kartais dribtelėta ir iš šono būna. Bet taip tai buvo darbštus, labai kūrybingas ir su juo galbūt dirbti buvo lengva. Kartais supykdavo, užsišokdavo visai be reikalo, bet apsisukęs stengdavosi lyg atsiprašyti, taikytis pats kaip mažas vaikas, nors buvo vadovas, taikydavosi, kad taip kažkaip praeiti, kad nepykti. Tadas Meiželis atvažiavo iš Šilutės, dirbęs ten redaktoriaus pavaduotoju, kaip ir aš. Atvažiavo pas mus, paprašytas matyt, pasiūstas. Aš būdamas redaktoriaus pavaduotoju jau 23 metus, nežinau, ar turėjau kokią viltį tapti redaktorium, bet man buvo gerai redaktoriaus pavaduotoju būti. Vis pavaduoti ir pavaduoti ir pavaduoti. Ir pavadavau 30 metų visus redaktorius. Labai daug sunkių situacijų buvo. Ir mūsų pastatą norėjo atimti, ten buvo tokių, reikėjo kovoti, kariauti. Ir mes sugebėjom išlošti ir užsiregistruoti tą pastatą ir patys statėmės. Jis buvo tiek kūrybingas, kad tą pastatą, sako, aš sugalvojau, mes pastatą pasistatysim. Ir atėjo po pažasčia pasikišęs tokį popierinį namą. Lygiai tokį pat ir pastatė. Jis jau buvo iš popieriaus suklijavęs tokį namą. Ir tą pastatą atsinešė, va čia taip viskas bus.